Čia šitoj kepurį bus? Išjungsiu garsą. Žiūrim, ką čia turim. Šiaip galėjau vaiką atsinešti, ne? Vieną klausimą reikia atsakyti. Nu gerai. Tai palaukit, dar kartą. Nesityčiok, užteks jau. Reikia tada kažką kitą sugalvoti, ne? Just grab the first one. What holiday wishes would you send to Kristupas Žemaitis, and what kind of Christmas gift would you choose for him? I would say I wish for him to have an amazing Christmas with his family and friends and his wife. Wish him nothing but the best for Christmas and the New Year. And what would I gift him? Probably some Kobe's, maybe some Kobe 6s or Kobe 4s, I think would be amazing. Kokį kalėdinį palinkėjimą galiu pasakyti Regimantui Minetui, kad būtų sveikas. Manau, kad padovanočiau Barzaskutę. Turbūt jam padovanočiau, nes jam tikrai reikia. Sitraukiau matą, norėčiau palinkėti sveikatos, gražių švenčių, kad surastų daug gerų klipų naujų. O ką padovanot norėčiau, tai norėčiau tokius vienus marškinėlius jam padovanot. Tai gal ir padovanosiu šiam kalėdom jam dovaną. Kokius kalėdinius norus palinkėčiau Arnoldui Kulbokai? Visų pirma, turbūt palinkėčiau jums sveikatos ir grįžtų prie savo tos demonstruojamos formos, kur buvo prieš jo traumas. O dovana, kokia jam būtų, net nežinau, padovanočiau naujus akinius jam. Nes seni akiniai labai prastai atrodo. Marekui palinkėčiau kalėdom sveikatos ir daug pergalių ateinančiais metais. O dovana, ko jis neturi, gal ausinių kokių nors. Kokią dainą? Kad jis neklauso dainų, kad lenkišką kokią paleičiau. Išsitraukiau Vaidą Kariniauską. Palinkėčiau sveikatos, aišku, svarbiausia. Palinkėsiu, kad gynėjai toliau eitų underį ir mestų trajekus. O dovanų, nežinau, labai sunku, gal kokį gerą seną kompaktą lietuviškos muzikos. Hiperbolės gerą šitą kompaktą. Kuris komandos draugas puikiausiai tiktų rolę vaidinti Keviną iš filmo Vienas namuose? I would go Kuboka. Probably Vaidas. Antanas, kaip Antonis, jam tiktų geriausiai tą rolę, kadangi mobilus, gudrus, aš manau, jis gerai įsigyventų į tą rolę. Mark would be, even though he's way taller than Kevin is, I just feel like he would play that role really good. Taip, Danielis Vaslykas, manyčiau, tiktų šitai roliai. Jisai tikrai sugebėtų apsaugoti savo namus nuo priešų, vis tiek toks yra suktas žaidikas. Holiday wishes for Trayshawn. Wish you have a very happy holiday. I would give Trayshawn a dinner on me at Pachimama. Ką palinkėčiau kalėdų progą Garisonui Brooksui? Gal susiskambinti su šeimos nariais, gerai praleisti laiką, kad ir kaip sunku būtų telefonu tai padaryti, bet palinkėčiau to, kad jaustųsi šeimoje, nors yra toli nuo namų. O ką jam padovanočiau kalėdų progą? Net nežinau, ką padovanočiau, ko gero batų jau daug turi, tai gal batų nereikia, bet panašu, kad jam batai patinka, tai gal kokius sportbačius, kokių jis labiau norėtų, tai ko gero būtų Nike Kobe's, kokie nors, kokių jis neturi dar kol kas. What kind of Christmas gift would you choose for Andrew Andrews? I get him some hats. I'm gonna get him a nice hat. Cover his bald head. O ką padovanočiau Danieliui? Yra kažkoks biudžetas dovanai? Nėra. Aš Danieliui padovanočiau tada receptų knygą, kad pagaliau pats pradėtų gamintis maistą ir nereiktų jo draugiai gaminti. Ką aš jam pagaminčiau? Steiką gerą, su ryžiais ir daržovėm. Kokią kalėdų dovaną parinkčiau Jeffui Taylorui? Tai čia tokia nedovana būtų palinkėjimas galbūt, kad kantrybės, kadangi, kiek žinau, gimė neseniai 3 vaikas, tai, kaip sakant, labai daug vaikučių namuose, tai reikia tikrai kantrybės, nors jis gal ne visą laiką su jais būna, bet vis tiek šito dalyko aš jam labiausiai palinkėčiau, o jeigu pati dovana, tai gal tiesiog irgi būti sveikam krepšinio aikštelėje. Tai, manau, tokie 2 svarbiausi dalykai, kuriem būtų patys aktualiausi ir būtų laimingiausias juos turėdamas. Kantrybė ir sveikata pačiam aikštelėje. What gift would I give Anthony? I don't know.
some cooking lessons. He wants to learn how to cook, so maybe I will get him a cookbook or something. What kind of Christmas gift would you choose for Justinas? I don't know. I honestly have no clue. Like, he's such an easygoing guy. Like, I feel like any gift you give him, he would like. So you can't really go wrong with any type of gift that you give him. He's just a really good guy. That's it.